Mantas Leknius, VMG Techniques, pavadinčiau grupės vadovas, todėl kad mūsų organizaciją sudaro 3 įmonės. VMG Techniques, kur mes šiandien randamės, ir 2 serviso įmonės, VMG Service Klaipėda, VMG Service Akmenė. Mes vienijam šiuo metu daugiau negu 400 inžinierių. 2005 metais, kai pradėjome savo veiklą, rinkomės tarp kelių galimų prekės ženklų ir tuo metu pasirinkom SolidWorksą. Šiuo metu apie 30 darbuotojų VMG Techniques grupėje tiesiogiai naudoja SolidWorkso įrankių kaip pagrindinių savo darbo įrankių kiekvieną dieną. Dėl to buvo reikalingos lanksčios sąlygos ir tinkliniam licencijom. Paprastai dabar mūsų projektų trukmė trunka nuo pusmečio iki 1 metų ir didžioji dalis viso projekto trukmės sudaro projektavimas. Mūsų tikslas buvo pasiūlyti sprendimus, kurie ne tik automatizuotų atskirus procesus, bet ir užtikrintų vientisą informacijos srautą tarp visų įmonės padalinių. Todėl VMG Techniques diegiame integruotą SolidWorkso ekosistemą nuo projektavimo iki gamybos. Su Inre pagalba mes įsidegėme daug SolidWorks sprendinių mūsų gamybos procese. SolidWorks Design naudojame 3D trimačių modelių kūrime su pateikimu klientui ir į gamybos parą. Sudėtingiams inžineriniams modeliams naudojame SolidWorks Simulation programą. Atliekame skaičiavimus, simulacijas, bandymus. Kad supaprastinti bendradarbiavimą tarp technologų ir inžinierių, mes naudojame SolidWorks CamWorks. Informacija perdodama iš inžinierių technologams, kurie informaciją apdoroja CamWorks sistemoje ir perdoda tekinimo ir frezavimo darbo centrams. Kad suvaldyti inžinerinį procesą, gamybos procesą ir visus procesus naudojamus gamyboje, naudojame SolidWorks PDM programą revizijom, dokumentų keitimai, darbo brėžiniams, modeliams. VMG Techniques glaudžiai bendradarbiauja su Inre ir mokymų srityje. Nuolat investuojame į konstruktorių bei inžinierių nuolatinį mokymą, o su Inre pagalba esame paruošę ne vieną 10 specialistų. Ilgalaikė partnerystė padeda užtikrinti ne tik žinių lygio augimą, tačiau ir nuolatinį naujų sprendimų diegimą mūsų įmonėje. Bendradarbiaudami su Inre tengiamės optimizuoti, tobulinti mūsų SolidWorkso programą ir būtent šį proceso etapą, kad sutrumpinti visą bendrą projekto trukmę. 400 žmonių, 400 inžinierių, bet pati visa grupė dar apjungia 2500 žmonių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums reikia turėti lanksčius įrankius, mokėtis įrankiais, pasidalinti ne tik tais Lietuvoje, galbūt ir Lenkijoje, kitose mūsų organizacijos įmonėse. Tai šitas įrankis puikiai tai atliepia.